Idėja suburti Kauno rajono verslių moterų klubą kilo prieš metus. Pagrindinis tikslas buvo to, kad moteris, kurios kuria verslą, kurios nori sukurti verslą, dalintųsi savo mintimis, idėjomis, bendrautų, ieškotų atsakymų į joms surūpimus klausimus. Moterų veikla yra labai įvairi. Nuo maisto ir kelio ženklų gamybos iki vadovavimo pačioms didžiausioms įmonėms. Moteris būrėsi kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį ir čia pristato savo veiklas, dalinasi kontaktais, dalyvauja seminaruose, konferencijose. Pasirinkau dvi svajonės išpildyti. Noras pamatyti Baltijos jūrą. Tokia svajonė nuvykti prie Baltijos jūros man yra labai gražu. Tiesiog kažkas viduje suvirpėjo ir aš jau įsivaizduoju, kaip mes su šia šviesia moterimi keliausime link tos jūros. Ir antrasis noras buvo Jono iš Zapyškio noras pasportuoti sporto klube. Kadangi aš turiu abonementą ir jau kelintas mėnesis nenueinu, aš pagalvojau, kad aš mielai perleisčiau jam. Aš norėčiau padėti šeimai, kuriai yra būtinas mišinukas, kadangi šeimoje yra du vaikučiai. Vienas iš vaikučių serga cerebriniu paralyžiumi. Šis vaikutis yra alergiškas ir jam reikia mišinuko. Mišinukas yra gan nemažai kainuojantis. Vieno mišinuko užtenka vienai savaitai. Šio mišinuko vaikučiui reikės tikrai dar ne metus laiko, todėl mes norime prisidėti prie šios svajonės. Kiek mes galėsime, tiek mes padėsime šiai šeimai su šiuo mišinuku. Aš pasirinkau 3 svajones įgyvendinti ir kokios jos yra. Pirmiausia, padovanoti telefoną. Ta priemonė, kuri duoda mums bendravimo, susisiekimo ir tai yra tikrai labai svarbu. O kai jį turi, tai tikrai galime ir padovanoti. Antrą svajonę pasirinkau padovanoti 93 metų senoliai. Nuvažiuosime mes kartu į Laisvės alėją, į kavinukę, išgersime kavos, pabendrausime ir padovanosiu knygą. Jos tokia buvo svajonė. Kodėl aš ją pasirinkau? To, kad aš turiu pati savo močiutę 98 metų ir žinau, kaip yra svarbu būtent tokiam amžiui bendravimas, pasibuvimas kartu. Trečią svajonę pasirinkau, tai šeimai padovanoti galimybę sudalyvauti, nuvažiuoti į kino teatrą, pabūti, pažiūrėti, įvertinti ir pasidžiaugti tuo laiku kartu su visa savo šeima. Tai aš labai džiaugiuosi, kad moteris tikrai labai aktyviai prisijungė prie šios akcijos ir išpildys šių žmonių svajonės. Aš nuoširdžiai tikiu, kad šita gerumo akcija taps tradicinė.